Tratata, tralala, pimpi rimpi opapa, niuki niuki tiritrali. Ne. Pala, duokit, aš susikaupsiu. Tratata, tralala, pimpi rimpi opapa, niuki niuki tririri, trali vali pipi rimpi, kuzi kuzi. Sadistai jūsų. Aš negaliu skaityti, man toks juokas. Tratata, tralala, pimpi rimpi opapa, niuki niuki tririri, trali vali pipi rimpi, kuzi kuzi, karakuzi, tinki vinki marmaluzi, o lele tralele, mokyklėlė jau ate. Sveiki visi, susirinkę į 82-osios laidos šimtadienio sveikinimų koncertą. Pasveikinkime atvykusius garbės svečius mokytojus. Bei šio vakaro ypatingosius šventės kaltininkus, mūsų abiturientus. Na, o susirinkome nebereikalo. Liko 100 dienų, per kurias jūs, abiturientai, baigsite dar pradinėse klasėse pradėtą mokyklų suteiktą kelią ir pasikrovę skirtingų žinių kraitį išeisite į platųjį pasaulį. Atrodo daug, tad patikėkite, mielieji, tai tik akimirka. Todėl kasdienėje rutinoje, kurioje kankina ateities rūpesčiai, nepamirškite stabtelėti, apkabinti draugą, pasakyti mokytojui gerą žodį, pasėdėti ant skaityklos sėdmaišių, nes šių dalykų ateityje tikrai pasiilgsite. Bet užtenka to moralo. Daryk taip, daryk anaip, nedaryk to ir ano, geriau jūs, dvyliktokai. Atsipūskite, atsipalaiduokite, įsitaisykite patogiai ir pradedame šio šimtadienio šou. Dar kartelį sveikiname visus čia susirinkusius. O dabar gerą ir nuoširdų žodį tarti kviečiame gerbiamą gimnazijos direktorių Stasį Norbutą. Labadiena, mėly abiturientai, mokytojai, gerbiami tėveliai ir svečiai. Sveikinu visus abiturientus su šimtadieniu. Atėjo momentas, kai gimnazijoje likusį laiką pradedate skaičiuoti dienomis. Įdomu, kokią dalelytę tik ar dar pridėtumėte prie to skaičiaus. Nebejoju, kad pasirinkimai būtų skirtingi. Bet kaip bebūtų, mokykla kiekvieno mūsų gyvenime palieka ryškų pėdsaką. O šimtadienis, manau, abiturientui yra pati smagiausia šventė. Tai lyg nerūpestingos jaunystės kulminacija. Vis labiau prieš jūs atsiveria naujas pasaulis, kupinas įvairių galimybių ir iššūkių. O atsiskaityti už įdėtas pastangas, parodyti, ką pavyko nuveikti, priimti svarbius sprendimus, dar turite šiek tiek laiko. Tad šiandien švęskite, tegul ši diena būna pilna džiaugsmo, linksmų akimirkų ir puikių prisiminimų su klasės draugais, auklėtojais, mokytojais, tėveliais ir žinoma su trečiokais gimnazistais. O jau pirmadienį giliai įkvėpkite, ryžtingai, pasitikėdami savimi ir su žemaitišku užsispyrimu vėl kibkite į darbus, kad paskutinis etapas mokykloje jūs dar labiau priartintų prie jūsų svajonių išsipildymo, suteiktų optimizmo ir padėtų priimti tuo metu jums geriausius sprendimus, pasirenkant savo ateities kelią. Na, o kadangi susirinkome į sveikinimų koncertą, tai reikalingas ir muzikinis kūrinys. Tad linkiu, kad Liepos pradžioje visi abiturientai iš širdies ir su pasimėgavimu užtrauktumėte grupės Queen dainą We Are the Champions ir kad ji atspindėtų jūsų tikrąją savijautą, laukiant brandos atestatų įteikimo šventės ir, aišku, pasitinkant naują gyvenimo etapą. Gražios šventės visiems!
dėkojame už šiltus žodžius. Norėtume perduoti ir Lietuvos Respublikos Seimo nario Jono Gudausko sveikinimą. Mėly abiturientai, nenumaldomai artėja diena, kai pasinersite į naują gyvenimo etapą. Jam ruošiatės 12 metų. Laukia nauja pradžia, kuri asocijuojasi ne tik su laisve, bet ir su atsakomybė. Gimnazijoje liko tik 100 dienų. Linkiu, kad to 100 dienų virstų 100 galimybių sužinoti, patirti, padėkoti ir pasiruošti keliauti pirmyn. Jums prireiks daug ryžto ir kantrybės ruošiantis laikyti brandos egzaminus. Tegul nepristinga nei vieno, nei kito. Didžiausios sėkmės ateityje ir puikios šventinės nuotaikos šiandien. Su geriausiais linkėjimais Jonas Gudauskas, Lietuvos Respublikos Seimo narys. Garbingo šimtadienio proga krikštavaikiai siunčia prašmatnią žodžių puokštę. Palieka jūs jaunystę, gražią vėjavaikių prabėgusių jaunų dienų. Nors jų daugybė nusruveno, bet nepamiršot tų dainų. Išaušo rytas jau gražus, išgirsti sveikinimą jums skirtus garsus. Į sceną kviečiame pirmuosius šventės kaltininkus. Makaraitė Eva. Stonytė Agnė. Dončiuk Kipra. Geričiai Marių. Jurgaitė Gusta. Petrauskaitė Deimantė. Kononova Einių. Vaitkutė Gabrielė. Komskytė Martina. Šera Donata. O aš esu Oksana Pikul ir mes esame Olele Pupytės. Na, tiesą sakant, būtume Olele Pupytės, jeigu tarp mūsų čia stovėtų dar Marina, tačiau ji ten turi problemų su vyru, skyrybos, man atrodo, buvo. Oksana, šiandien ne apie tai, kaip jūs nusiteikia. Opa, puikiai. Taigi, kaip matote, yra čia kėdas prieš jūs ir jūsų laukia toks žaidimukas. Taigi, kai gros muzika, eisite ratu ir kai sustos, atsisėsite ant artimiausias kėdės. Į žaidimą iškrisite tada, jeigu liksite stovėti vienas ir nebebus kur atsisėsti. Tokiu atveju pasimkite iš rato vieną kėdę ir atsisėskite šiek tiek atokiau. Ir prisiminkite, šiandien atvažiavome specialiai dėl jūsų. Norime patikrinti jūsų apsukrumą. Taigi, kaip supratote taisyklės? Nu tai ką? Muzika! Einame ratu. Labai gaila, bet turi pasimti visi, atsistokite ir pasimk vieną kėdę, atsisės šiek tiek toliau. Nu ir ką? Ir toliau važiuojam. Gaila. Taigi pasimkėdė ir atsisėsk nors nuo šalių. Kitą kartą pasiseks. Na, toliau tęsiam žaidimą. Keistas ir kartais noriu sustabdyti save, kad mano meilė niekad nesivyktų, kaip saulė vis šviestų danguje. Labai gaila. Gerai, nuostabiai atrodo, bet man atrodo, teks labiau jums pajudėti. Pasistengkit, nes laimėtojas po šio renginio gaus specialų prizą, mūsų autografą. Šis gyvenimas mano, kaip stebuklas, įstaigas naktis veža mane. Aš negalvoju, kad viskas gali.
Dominuoja. Tęsiam žaidimą. Įkvėps daugiau oro, mes skrisime kartu. Išpildys mano norus, padovanok svajonę. Na gaila, nepasisekė, gal kitą kartą pasiseks. Nu, važiuojam. Na ir dar viena iškrito panelė. Liko 2 kėdės. Važiuojam. Plastą gali išsireš, o aš pykstu kaip šokoladas karšti. Man taip gera ir noriu užsimerkti. Gražus gyvenimas man. Sėdim. Opa. Nagi ir dabar intriga, kasgi laimės. Kas gaus mūsų autografą? Kaip manot, kas laimės? Sėdim. Ir nugalėtoja yra... Ema. Kaip jautiesi? Puikiai, labai puikiai iš tikrųjų. Žiauriai. Tai gerai, sutiksim mus po šventės ir gausiu autografą, gal dar patkyti pasidarysim. Tai prašome dabar visų atsistoti. Ir kadangi taip puikiai padirbėjote, labai stengiatės, prašome įnešti apdovanojimus. Užkulisiuose prasilenkiau su daugybė muzikantų, kurie girdėjau mūsų abiturientams turi kažką paruošę. Sveikinimo apdovanojimus atsiimti kviečiame Mackonytę Kotryną, Kinderį Deividą, Jucių Gvidą, Vilčinską Dovydą, Čeponą Evaldą, Kromelį Armandą, Ramanauską Nojų, Kybartaitę Viltę Banytę Ingridą, ir Ponaitę Vestiną. Čeraitę Gintarę.
mažosios vedėjos. Sveiki, aš Mėja. O aš Natalija Bunkė. Mes atvykom patikrinti jumis, kaip gerai pažįstat muzikos instrumentus. Taigi pirmiausia, jūsų mėlyjei paprašysiu pasiskirstyti į 2 grupės. Tai kiek čia jūsų būtų? Po 5. Į vieną pusę ir prašom į kitą pusę. Puiku. Taigi dabar paaiškinsiu, koks bus jūsų žaidimas. Grupė esanti prie manęs išsitrauks lapuką ir turės pavaizduoti instrumentą. O grupė esanti prie Mėjos turės atspėti, koks tai yra instrumentas. Bet yra 2 sąlygos. Negalite leisti jokių garsų ar sakyti žodžių. Pasiruošę? Gerai, pradėkim. Prašau, ruoti. Ne. Nauda idėjų. Ne. Turbūt kažką ne taip rodai. Duodu užuominą. Ne. Nu, pabandykim. Turbūt muzikos nesimokei. O? Gerai, prašyk draugės pagalbos. Taip, žinoma. Prašau. Panašiai. Teisingai, šaunuoliai. Dabar prašom kitą. Smuikas. Ne. Galvojam. Laikas eina. Ar dar bandom spėti? Arpa. Gerai, bandom kitą. Gerai, užkaitą. Ukulėlė teisingai dar. Prašom. Nestresuoja. Rankos dreba. O. Teisingai. Na ir dar prašyčiau. Mes tiek nebeturim. Ne. Barškai. Šaunuoliai. Na šiaip ne taip jau pasisekė. Na dabar prašyčiau jūsų sustoti į eilę. Čia prašom. Jūs nusipelnė dovanų. Na šiaip ne taip. Tai prašom statulėles į sceną.
Na, o kad jūsų širdise pražystų meilė ir darna, sveikinimo šokį atlikti kviečiame naujai susibūrusi tautinių šokių ansamblį Žalia Rūta. Išties nuostabus pasirodymas. Manau, jog laikas savo kūrybinių žinių kraitelį patikrinti trečiajai mūsų šventės kaltininkų grupeliai. Į sceną kviečiame Vaišnavaitę Viltę, Margį Modestą, Jurgaitytę Giletą, Janutytę Elingą, Binevą Kotryną, Nemčiauską Nojų, Paklin Emilį, Druktainį Joną, Laurinavičiūtę Guodą, Zemeckį Henriką, Obrentaitę Dovilę, Mes esam draugai danguje. Ir šiandieną mes atvykome pravesti jums žaidimuką, kur mano kolega štai čia jums paaiškins taisyklės. Tai taisyklės tikrai nėra sudėtingos, mes jums išdalinsim šiokius tokius pakabukus, ant kurių yra nurodytos raidės. Iš jų jums teks dėlioti žodį, reiškinti instrumentą. Bet jeigu jums šita užduotis atrodys per sunki, mes turime jums užuominų, kurios jums tikrai padės. Nieko nelaukiant, galim pradėti. Prašau.
vieno žmogaus, tai aš prie jūsų prisidėsiu. Tai galite spėlioti žodį. Kažkas ne taip. Šaunuoliai, pasidarvavo tikrai puikiai, dar labai greitai. Galite stoti į eilutę, kaip čia stovite dabar, ir jums bus įteikiamos statulėlės. Nuimsime ir korteles. Jūsų mylimiausia maitinimo įstaiga siunčia jums sveikinimą. Dėmesio į ekraną. Čia jums ne bulvės ir ne bulviniai blynai, čia jums ne kokie mužikų cepelinai. Jei nori jaustis kaip šeichas koks arabų, išeik į miestą ir pavaryk kebabų. Reklamos skydas, kaip tikras kinas miksi, jei tris kebabus pas mus tu nusipirksi. Iš karto duoda tau savo žodį tvirtą, eikš prie langelio ir nusipirk ketvirtą. Skonio oazė tikra, iš turkų ir arabų, aukšta tėvynės era, lietuviškų kebabų. Stovi kioskeliai aplink ir greitai nugali alkį, greit pirki ir valgy, žiūrėk nepastairyk. Tikras kebabas yra tikros Europos maistas ir sudėtis jo gera, ir veikia jis kaip vaistas. Vilniuj, Kaune, Pakaunėj reklamų šviečia ir kviečia tikri europiečiai ir jie skaniai. Na ir Rokai, man šiek tiek jau raitosi pilvas. Savaitę buvau ant keto dietos, kad į suknelę tilpčiau. Nesijaudink, Evelina, atrodai žaviai. Manau, kad mūsų abiturientai taip pat yra puikūs degustatoriai. Taigi, kviečiame į sceną Jonušaitę Austėją, Bertašiūtę Augustę, Jodmenaitę Ūlą, Grenciūtę Betą, Karutį Tadą, Kukauskytę Gabrielę, Šimkų Kristupą, Gelžinį Adomą, Sabockytę Orintą, Krilovaitę Gretą.
Jėzus, tu mano, kiek čia gal daug žmonių. Ui. Nu jo, dar tiek užpakliau šitoj scenoj nėra, buvo turbūt per visą laiką. Taigi, sveiki. Na tai sveiki, sveiki direktoriau, sveiki, kas čia dar mokytojai yra, matau. Labą dieną, Daiva. Ir mes šiandien susirinkome jau pravesti žaidimukus, kaip čia visi matėt. Aš gau jūs ilgiau spėliosit, aš net spėjau apsirengti kažkokiu būdu. Ir tai iš pradžių patestinsim jūsų skonio receptorius, o tada pažiūrėsim, kaip jūs mėginėlis veikia, nes egzaminus vis tiek ne mano, jums reiks laikyti. Žiūrėkit, dabar, klausimas visai senai. Kas iš jūsų mėgsta šampaną? Pakelkite. Palauk, Tadai. Atsiprašau, direktoriau, žiūrėkite mane. Nežiūrėkite kitus. Žiūrėkite mane, pakelkime, žiūrėkite mane. Kažkaip nedaug ankyčių. O, padaugėjo. Žiūrėkit, dabar galit nuleisti. Dabar pakelkite visi mokytojai rankas. Tie patys žmonės. Absoliučiai. Kažkaip nesiskiria. Na tai gal pereinu prie žaidimo, ne? Apšilkime. Na tai taurės į studijų. Nu, tai Tadai pradėsim nuo to puselės. Prašome. Kokie gražus mūsų padavėjai. Po vieną taurę. Nu kaip meldai jau. Taigi, Vitai, pasakyk, ką reikės padaryti mūsų mėlyjam abiturientam. Dar neragaukite. Neapsipylė, vis gerai. Gerai, kas čia galėtų būti? Palauk, koks tavo vardas? Kristupas. Labai malonu, Kristupai. Ką manai, kad tu čia galėtum gerti, įsidėti savo kūno Čia yra ištirpinta vitamino C tabletė. Nu, mato, sportininkas. Gerai. Nuo 1 iki 10, koks skonis? Pasakiškas. Nu, ką pasikeisti. Tai pereina prie antro žmogaus. Prašau, galėtum tą padaryti, labai didelis esi. Koks vardas būtų? Beta. Aha, Beta, taip. Ir Paragvajau? Ar meluoji? Čia gal pomidorų skonio traškučiai vandenį sumaišyti kažkaip. Gali būti. O kas čia žino, ne? Aš nežinau, žinok, aš tavęs klausiu. Nuo 1 iki 10. Nu, koks 5. Nu, kaip man iš lietuvių, normaliai. Iš tarpo padaryk, irgi didelis žmogus. O, pagaliau mano ūgio kažkas. Gerai, tai kaip man, koks vardas? Nedrebėk, tas normaliai. Koks vardas? Gabrielė. Gabrielė, nesakys, kad gražus vardas, durnas komplimentas būtų. Kaip manai, ką galėtum gerti? Kažką žiauriai neskanaus. Kas tas galėtų būti žiauriai neskanaus? Mes tokio biudžeto neturim. Čia sultinys, sakė. Tai ačiū tau, nuo 1 iki 10. 10. Oi, solidu. Aha. Gerai, koks tavo vardas? Orinta. Oi, labai super. Gerai, kaip manai, ką galėtum gerti iš Paragvai? Nu tai ragau. Sklopas viršūnį, pamatė svajok. Kas čia yra elektrolitai tokie? Magnis? Anabolikai, gerai. Nu tai aš atsakiau to klausimą, gerai. Nuo 1 iki 10. 6. Gerai, matematika čia. Ačiū labai. Tai Tadai pratestų savo pusę. Taigi, judame į šitą pusę. Ar paragavote jau? Prašom paragauti. Nebijok, palaikykit publiką! Ką manote? Ką gerėti? Rauginta agurkų, tas skystis, kur būna, kur užpila. Nuo 1 iki 10 vertinkite. 2. Tiek, mažai. Nu jeigu tokiu tempu gersi, tai rytoj teisės visi turės. Jeigu tu... Atsiprašau, gal galite pakalbėti. Jūs paragavote, ką gerėte? Aš ragaukit. Ką gerėte? Prieskonius. Mes prieskonių turėjom čia. Maigi šiaip. Nuo 1 iki 10. 1. Kol kas mažiausias. Prašom padaryti tarpuką.
Sveiki. Jūs visi Paragavote jau? gal. Ką gerėt? Kažką su kriaušėm. Nuo 1 iki 10? Nu 6. Tiek mažai. Žmogui kriaušės nepatinka visi. Gerai, vežam tai, ką padarykite. Gerėt jau? Ką manot, ką gerėt? Man reikia kriaušė. Jūs atnešėt tą patį gėrimą čia visiems? Nuo 1 iki 10. Į Ar jums melus labiau patinka nedings. kriaušės? 5 gal. Jėgstu. Bet taip pratęs pas savęs. Per ką nors. Čia vis tik kriaušės gauna, nesuprantu. Ai, tu kriaušę gavai. Gerai. Koks vardas? Ula. Gerai. Kaip paragavai? Meluoji. Gerai. Kaip manai, ką galėtum gerti? Manau, Tegul žmogus būna į lengva žemelę. Nuo 1 iki 10. Solidus. Iš matematikos, kai kam gal tiek išeina, nežinau. Solidu! Tai sveika, koks tavo vardas? O kaip netikėta. Aha. Ir kaip manai, kas čia galėtų būti? Nežinau, kažkokie pomidorai. Maišyti su pomidorų traškučių prieskoniu. Kaip detaliai? Aha. Nu ir kiek vertum tai nuo 1 iki 10? Riebų dvejata. Kodėl riebus? Nes labai neskanu. Supratau. Nu gerai, ačiū jum. Niekur nepabėgit. Nieko nepabėgit, toj bus antrasis mūsų žaidimas, kuris patikrins jūsų protus. Prašome paimti turės. Egzaminus įstui... Ai, ne tas. Dar palauksit, biškai, Tik pagazdinau. Mano mielas draugė, gal norėtum paaiškinti antrąją užduotį? Tai bus labai paprasta. Visi susidūrėm su mokytojų įdomiom frazėm. Direktorius irgi, nes dabar diskutuoja labai, nepertraukinėkit manęs, prašau. Ir jūs, aš jums duosiu 10 frazių, kiekvienam po vieną, ir jūs tiesiog turėsite atspėti, ar tai tavo pagalbos frazė ar mokytojos frazė. O gal ir nemokytis, gal tiesiog tą frazę esate išgirdę mokykloje, kas nors pašnabždėjo, jums nežinau. Jaus. Tai, Tadai, tu nori pradėti su pirmu ar man? Gal tu pradėk? Manau, tau tinka ši frazė. Nu tai, čia ekonomiškai tenkina mane, ką aš pasakysiu. Atsiprašau, nepykit. Nepykit, viskas juoko forma. Viskas juoko forma, čia tik bairiai, galimai. Tai pradėsim nuo tas. Kaip manai, kas šitą Kristupai? Gerai. Kaip manai, kas šitą frazę galėjo ištarti, išskleisti iš savo sielos gilumos? Mokytojas. A tu tikras? Aš šitą tikrai per faras esu girdėjęs. Tu tikrai nesigirdėjęs žmogaus daugiabūtį išlindusią per balkoną ir mane ekonomiškai mokė tenkina visai. Nu čia mokytą frazę, tu gali nežiūrėti. Nu. Tai vėl saboinis biškį paik. Tai ta... Aš pradėsiu gal su antrąją frazę tada. Manau, šitą visi tikrai žinosite. Norim parodysiu, kas jėga yra. Antras Newton dėsnis pabrėžiu. Tai kas galėtų pasakyti šitą frazę? Ar tėvė pagalba, ar mokytojas? Mokytojas turbūt. Gal žinot kas? Galit pakartoti? Gal žinot kas? Koks mokytojas? Frazę. Pakartoti. Frazė. Žmogai įsiklauso biškį blogai. Nu, listeninga nedarys gal šiais metais. Norim parodysiu, kas jėga yra. Tu eini pas tą mokytoją, aš žinau. Aš irgi žinau, jūs einat pas tą mokytoją. Alma Balčienė. Sveikinu! Sveikinu, Alma Balčienė. Kažkur yra tenais daug šviesos. Sveiki! O, sveiki! Tai įdėkime prie trečios frazės Vitai, prašom. Gerai, šitą frazę aš esu valgykloj girdėjęs. Beto vardas, taip? Gerai, nesuklydau, nes man vardas sunku atsiminti. Daryk duris su bagi Vilnių. Daryk duris. Tau nereikėt, kartuoti. Iš savo pagalbos arba, nežinau, 24 valandas kažkuris iš to. Gerai, ačiū tau. Super. Vertinu atsakymą, auksinis protas, 12 balų tau. Ir galėtum leisti mane čia, Tadai, perim. Atsiprašau, paleidkite. Judame apie ketvirtos frazės. Nu kaip ta tinginė šmoc. Nors lipk iš grūšės.
Ar nutakėte, kas galėtų šitą frazę pasakyti? Ar tavo pagalba mokykloje išgirsta frazę? English speaking course mode on. Ne? Ne? Ar turite kokį nors idėjų minčių? Mano spėjimas būtų, kad TV pagalba. Oi, kaip nepataikiai. Televizorius matyt nežiūrit visiškai. Aš neišduosiu kas, bet iš pradžių gal sveikinau su to mokytoju, ne fizikas. Ir tai yra mokytoja frazė. Tik tiek. Aišku. Taip. Bet mes, prašom. Gerai. Tavo Gabrielė vardas, tai? Man, žinokit, čia jau atminties testas gaunas gal toliau. Ir penktą frazę. Kai aš atsistosiu, tu atsisėsi. Mokytoja. Deja. Tavo pagalbos frazė. Tai labai greitai susisukom. Taip. Bet žmonės sako, mes čia ilgai viniosimės. Mes čia greitai baigsim. Gali būt. Gal neišeis. Galbūt rytoj. Gerai, judam prie 6 frazės. Tai parašyk, aš neįgalus. Ar tai tavo pagalbos ar mokytojo frazė? Pagalba. Gal eikime prie kito tiesiog. Pereikim prie kito, nes jiems šitą egzaminą dar parašyti reiks. Aha, gerai. Atsiprašau. Aha, tai 7 frazė, kurią galėtų gal ir pinigų mokytojas pasakyti, kaip aš mėgstu sakyti, milijardą, tūkstančių, milijonų, ko? Pinigų? O ką tu galvoji? TV pagalba. Kaip netikėt. Sveikinu tave. Pataikat? Taigi, 8 frazė. Matematikos niekad nebus per daug. Šitą tikrai esat girdėję. Ir prie lentos. Gal. Pakatak? Mokytės. Tu teisus. Nors šitą esu tikrai per siaubo filmą girdėjęs. Kriugeris su peiliai. Pamojok savo matematikos mokytojai. Kažkur ten turėtų būti. Kaip tau seka šiaip matematika? Ledo ritulininką kaukį. Matas. Judame. Ai, okei. Atsiprašau. Tai gerai. Yra pala. 9 frazė. Aš jau geriau šunį bučiuoju, tik tai ne taip. TV pagalba. Man direktorius taip nėra sakys. Tikrai niekam, manau, direktorius to nesakytų mūsų. Jau taip pasiruošus, vai. Ačiū tau. Lyg žinodama scenarijų visą. Taigi, įdėkime paskutinę. Ir aišku, pačią geriausią. Kas yra Dievas? Mokytojas. Palauk. Ne, palauk. Čia net ne frazė, čia klausimas. Tiesiog kas yra Dievas? Ar tau Dievas mokytojas? Jau. Bet čia ir yra atsakymas. Paplokime vėliau abiturientam. Mes atsiprašom, kad čia mes jumis užlaikėm, gal ką įžeidėm. Dar kartą atsiprašom visų. Nenorėjome nieko įžeisti, viskas juoko forma. Su geriausiais ketinimais, kai kurie mokytojai sako, dvejai rašydami. Ir... Po to man namie reik tos gerus ketinimus atsiminti. Ir galiausiai ateikit pišk per vieną. Turbūt skaičiau visi. Ateima, tepu, kaip partronik, vis tiek teisės turi. Aha, ir apdovanojimus įteiksim. Iš mūsų tiek. Prašom apdovanojimus nešti. Paplokite. Nu jau bučiuočiau, nereikia. Ačiū jums, iki kitų metų. Ai. Matome, kad savaitgaliai nebuvo praleisti veltui ir skonio receptorius jūs išlavinote puikiai. Nežinau, ar tu girdėjai, bet mane pasiekė gandai, jog kažkur netoliese slapstosi naujai susikūrusi grupė. Taip, tikrai. Teko net pačiam išgirsti jų bytus. Tai gal pasiklausykime, ką jie mums šiandien paruošė. Pateksi
metus užuodė ne vieną, vykdė sakina, nerealiai 100 dienų. Nenormaliai būna, kad sekas būna ir krachas, kai tu viena man kyla azartas, niekas negirdė, ką kiti šneka, mano širdis nežmoniškai plaka. 8 laidą jau čia, šūlę baigsit paslapčia, abitūra tai kančia, ne jūsų, aš esu valdžia. Atsitrauksiu nuo problemų ir sunkių dilemų, neįdomus argumentai, nes mes šūlės dirigentai. Šviečia ryškus simboliai, visi matyti deriniai, iš komploto pajudėti nereikės vietoj liūdėti, užvaldė rytas, nesveikai rankas iškėlę mes aukštai, jaučiamės labai gerai, šoksimės čia dar ilgai. Porą žodžių užsirašęs, tokių fanų dar nematęs, nuotaika čia atnešęs gerą vaibą, pasigavęs jūros centras man namai, ant scenos jaučiuosi aš laisvai, pažymėti vardą turite išmokti atmintinai. Pakursim su zuksimų zonomis kieto, kiek naktų praleista be miego ir darom viską iš širdies, netrinkit mūsų iš atminties, netrinkit mūsų iš atminties. Netrinkit mūsų iš atminties. 8 laidą jau čia, šūlę baigsit paslapčia, abitūra tai kančia, ne jūs, o aš esu valdžia. Atsitrauksiu nuo problemų ir sunkių dilemų, neįdomus argumentai, nes mes šūlės dirigentai. Nustebinai dar kartą, jau ne pirmą ir ne antrą, ar žinai dar mano vardą, kiek jų metų man sukanka, ar užtenka dėmesio iki vasario mėnesio, gal kitas bus geresnis, tai sunku, bet tu sunkesnis. Pasieks aukštumas. O kaip manai, ar mūsų 12-okai turi gerą klausą? Į šį klausimą atsakyti galėsiu tik po užduoties. Į sceną kviečiame Priešmantaitę Benitą, Daugėlą Aredą, Kentraitę Gabiją, Šeputytę Pauliną, Šimutį Aurimą, Petkutę Ugnę, Balsį Evaldą, Pintverytę Audėją, Šeputį Nerijų, Bajaraitę Smiltę, Dargį Justiną. Tai sveiki visi, aš esu Algirdas. Ir aš esu Juozas. Ir mes esam patruliai. Dėkui. Tai va, kaip jums sekas publika, abiturientai? Labai gerai. Labai gerai, kaip tau Evaldai? Normaliai, laukia pabaigti mokyklą. Labai. Meluoji, nepasilgsi mokyklos laikų? Nepasilgsiu. Kas buvo? Depresija. Dėl egzaminų? Jo. Žinok, relatinu, man tarpiniai, taip pat jaučiuosi. Jo. Nekalbus labai jau. Tai gal tu kažką pakalbink į savo pusę? Čia ne visus pažįstu, tai būtų malonu susipažinti. Ko vardu? Ugnė. Malonu susipažinti. Kaip jau 10 visgi? Puikiai. Kas puikaus? Kas? Čia vakarinė dalis jau tikriausiai bus, ne? Aha, viskas aišku. Ko vardu? Aredas. Malonu susipažinti, Aredai. Ką, kaip jau 10 visgi? Kas normaliai? Kas normaliai? Renginiais normaliai. Nu tai jaučiate, čia ir pradedam tą žaidimą. Nu jo, net ir pangumos, tai mūsų žaidimas bus sens, bet geras, sugedęs telefonas. Tai kas nežino kaip reikia, tai aš va čia panelį pasakysiu sakinį ir jinai pro visą eilę pasakys va Evaldui, Evald sakė tam ir taip eis, iki pat Ugnės ir tada mano kolegai. Tai žiūrėsim, ar sutaps mūsų sakiniai. Tai pradedam? Ne? Gerai. Tyliau aš girdu. Intriga.
Nu ir kokį žodį išgirdai? Ar frazę? Man sakė, nieko nesupratė, ką sakė. Kas taip sakė? Ko tu nesupratai, aš nesupratau. Durnelių tu jodai, čia mano frazė buvo, nesupratau, ką sakė. Oi, nu atsiprašau, mergaitė, nepyk kaltas. Nu, kadangi nepavyko. Sukalbėjimą. Nu, kadangi nepavyko, nu tai aš atgal prasiunčiu kokią frazę. Kaip manai, bus sunku? Sunku bus? Manau, ne. Aš irgi. Kažką labai ilgai sako, bijau. Čia nesimato jūsų per tas šviesas. Labai klausykis. Man gali jausti, pasakyk, kad intrigą sukeltume. Jausi. Garsiai, bet ne per garsiai, ne šau, bet garsiai pasakyt, už laiko. Šiandien 82 laidos gimtadienis ir šimtadienis. Abu! Būtų gal užtekšti nesąmonės kalbėti ir įvečiam statulėlės ir apdovanojam mūsų abiturientus. Lietuką Deividą, Šedbarą Augustą, Pranskevičių Paulių, Kudijanovą Mangirdą, Minutą Andrių, Šedbarą Vidą, Dauskurtaitę Eveliną, Mikalauskytę Gretą, Bagdanaitę Denisą. Sveiki visi! Labai malonu visus matyti. Aš esu Donatas, čia mano kolega Donatas. Sveiki, aš Donatas. Ir šiandien esame jums paruošę trumpą, lengvą žaidimą, kurį pristatys kolega Donatas. Tai prieš žaidimą turiu porą klausimų. Nu, vieną. O iš anglų pamokos mėgsti pabėgioti? Taip. Na, aš irgi prisijungs prie tavęs. Tai žaidimas paprastas, man reikės, kad per pusę pasidalintumėt. 4 čia, pareikit. Čia. Ir čia 4. Gerai, tai pradėsim nuo manęs, nes po to protingesni pas mane. Tai žaidimas labai paprastas. Mes su kolega Donatu paskaitysime angliškai Lietuvos dainos žodžius. Ir jums reikės pasakyti, koks atlikėjas ir autorių, viskas. Gerai pasiruošę? Taisyklės aiškios? Gerai. Although there are only 3 million of us in the world, don't shed your blood for gold, because we will be a legend until we lose hope, even if just by mistake we didn't become champions. 3 milijonų. Teisingai. Tai antra daina skamba taip. In heaven there is no fear. That's why we're here at the war. Užtenka? Alaus dangoje nėra. Autorių? Žvagulis. Teisingai.
Gerai, dabar truputį sunkesnė, bet manau vis tiek atspėsit. It is possible to turn your life around, be a little kid and laugh out loud again. It is possible, it is possible, it is possible, and it is not too late, just don't get upset. It is possible to turn your life around, be a little child and laugh out loud again. Galima. Teisingai. Ir paskutinė daina skamba taip. Because I'm just the wind that's... Gerai, tikrai labai šauniai atlikot užduotį, tai kviečiu įteikti statulėles. Sustokite eilutę. Šaunus tie mūsų dvyliktokai. Ir muzikos paklauso, ir taurelę pakilnoja. Kad tik neprisikilnotų prieš egzaminą. Bet dabar jau susilaiko, visi vairuojantis matai. Tikrai, girdėjau, prisnigęs aerodromas kartais išmoko daugiau negu pamokos mokykloje. Kai sukasi turbėnus, skrieja aurinė nesustodama. Gali su ją saulutėm paišyti, gazas, dugnas ir pirma papara. Aurinė, keturi žiedai, čia telpa mano hera ir rungo trys maišai. Aurinė, keturi žiedai, čia telpa mano hera ir rungo trys maišai. Užniaukti pastatą, tai nesvarbu su bulka ar silke. Prie vairuotų erelis negaidys, žalia, kai įsidės to jėgos dulkės trys. Aurinė, keturi žiedai, nesensanti mašina, tiesių jausmų žinai. Aurinė. Na, nežinau, šiais laikais jaunimas jau Audi su BMW lygina. Žinai, Evelina, šiais laikais mašina mašinai nebelygi. Kiekviena markė vis labiau intriguoja. Kviečiame Urbaną Andrių, Jokubaitį Nojų, Vasiliauską Lauryną, Beržinį Deividą, Krasauskaitę Guodą, Šiaudvytytę Kamilę, Briedį Armandą, Višniauskaitę Samantą, Eitvydą Deividą, Stulgaitę Andrėją. Sveikučiai mažučiai, atvykome pas jūs aš, didžiai nevykėlė ir mano Oška. Jūs svarbesni už tris matkės, kurias praleidom, tai nenuvilkit mūsų. Tai gerai, turiu klausimą berniukam. Dažnai paškapojat lovą, kol mergytės jūsų lovoj? Jo, ir ok. Taigi žaidimas jūsų bus toks, mes jums pasakysim 3 faktus, tačiau vieną iš jų išgalvojom kaip tikros Oškos. Ir jūsų užduotis bus pabūti šiek tiek mokytojų vietoj ir surasti tą klaidingą faktą ir mus pataisyti. Taip. Taigi dabar pasidalinkite į 2 grupės. Pakartok taisyklės. Pakartoti taisyklės. 3 faktai ir vieną iš jų išgalvojam. Turit pasakyti, kuris neteisingas. Tai gerai, jeigu esat pasiruošę, tai ir pradėsime su pirmąja grupe.
Tai pirmas faktas. Edmundui Kučinskui yra 68 metai. Antras faktas. Žilvino Žvagalio dainai Faina Faina yra tiek pat metų, kiek ir jums. Ir trečiasis faktas, kad Lietuvoje yra 5 labai garsus atlikėjai baigę mūsų mokyklą. Nežinau, kokie jūsų spėjimai? Gerai, Kučinskas, Žvagalio daina ir mūsų mokyklos garsus atlikėjai. Spėjo trečias, jūs esate visiškai teisūs. Taigi antra faktų grupė. Pirmas faktas, populiariausias muzikos kūrinys pasaulyje yra Sugimimo diena. Antras faktas, Monika Linkytė Monik, populiari dainininkė, gerai žinoma dėl savo dalyvavimo Eurovizijos dainų konkurse. Ir trečias faktas, 1994 metais pirmasis lietuvis žengęs į Eurovizijos konkursą buvo Ovidijus Višniauskas. Jis konkurse užėmė paskutinę vietą su 0 taškų. Kokie jūsų spėjimai? Taip, neteisingai. Antras, Monika Linkytė Monik, populiari dainininkė, gerai žinoma dėl savo dalyvavimo Eurovizijos dainų konkurse. Tai jūsų spėjimai? Ne, turi dar 2 šansus. Antras, tai Monika Linkytė nėra Monik. Taip. Gerai, turiu trumpą klausimėlį. Audi ar Bamba? Audi. Gerai, ką turi? Gerai, tęsiam tada toliau ir trečiasis mūsų raundas, tai pirmasis faktas. Vasario 25 dieną šią sceną užkariaus Radži. Antrasis faktas. Lietuvos freestyle rekordas yra 10 valandų. Trečiasis faktas. Aistė Pilvelytė 13 kartų dalyvavo nacionalinėje atrankoje į Euroviziją. Nepateko nė karto. Liūdna. Antras faktas yra, kad Lietuvos freestyle rekordas yra 10 valandų. Pirmas buvo apie, kad vasario 25 dieną čia Radžis koncertuos. Radžis? Nežinau. Pirmas sakot, nepatikėsit, bet esat teisūs. Tai prieš paskutinę faktų grupę iš kelintų kartų teisės išlaikė? Antrą. Normaliai visai. Taigi, pirmas faktas, prieš 20 metų muzikos padangė drebinusi mokinukių grupė sugrįžta į sceną. Antras faktas, ateinantį sekmadienį sveikinimų koncertų laidoje mūsų 12-okai gaus sveikinimą. Ir trečias faktas, mūsų šalies prezidentas taip pat šaunus dainininkas ir yra išleidęs dainos coverį. Trečiai neteisingai. Ne, tu neteisingai atsakai. Taip, teisingai. Tai tikriausiai ačiū Jums, mūsų tikrai nenuvylėt, buvot verti tų 3 matematikų praleistų, o dabar sustokit į eilę ir atsiimkit apdovanojimus. Sunku jūs apgauti, tikriausiai patys įgudėjau. Tik įspėjau, per egzaminus namus palikit špargalkėse. Špargalkės namuose. Taip. Bet Evelina, ar nebūtų geriau to scenarijų pasikartoti, o ne savo raudonas lūpytes užkolsiuose dailinti? Rokai, gal geriau tęsiam, ne dėl mūsų čia visų susirinko. O kad jau nukrypom prie lūpyčių, gal pasiklausykime dainos apie jas?
Aš dėl tavęs lūpytes padažiau, lūpytes padažiau, pomidorų padažiau. Aš dėl tavęs lūpytes padažiau, lūpytes padažiau, pomidorų padažiau. Ir man negaila to lūpdažio, kuris maksimum tai brangiai aukščiausiasis, kuris sėdi danguje. Padažiau lūpytes, kaip parankovą. Ir man negaila to lūpdažio, kuris maksimum tai brangiai kainavo. Taurus 29. Nors tu amžinai piktokioji. Aš dėl tavęs lūpytes padažiau, lūpytes padažiau, pomidorų padažiau. Ačiū, kaip visada, nuostabiai grupiai Paradoksas. Įdomu, kaip gerai mūsų dvyliktokai pažįsta Lietuvos atlikėjus. Manau, dabar pat galime patikrinti jų žinias. Į sceną kviečiame Lengvina Julių, Skanskytę Kamilę, Kauskutaitę Lukrecija, Marikaitę Rugilę, Jurgilaitę Valentiną, Stankų Domantą, Pauliką Gerdą, Paulauskaitę Austėją, Pupšį Evaldą, Rimkų Edviną.
tai kaip jaučiatės? Puikiai. Dar neatsibodo laukti? Labai smagu. Taigi šiandieną jūs užims grupę mokinukės. Na, arba kas liko iš jų. Ir jūsų žaidimas šiandieną bus atspėkit dainininką. Ar gerai sekasi atspėti? Gerai. Taigi, taisyklės labai paprastos. Iš pradžių pasidalinkite į 2 grupės po 4. Tuomet išsirinkite iš grupių po lyderį. Po vieną lyderį iš kiekvienos grupės. Tas lyderis bus, kad jam uždėsime ant galvos šitą karūną ir tuomet kiti grupės nariai turės atspėti, kas, pasakyti, kas jisai toksai yra. Aišku, tik tai naudojant žodžius taip arba ne. Ar aiškios taisyklės? Gerai, pradėsime nuo grupės dešinėje. Laikyk truputį. Tuomet atsisuk į savo grupę. Gali užduoti jiems klausimus ir jie turės atsakyti taip arba ne. Ir turėsi atspėti, kas yra ant tavo galvos užrašyta. Aš pasimokiau. Ar aš lietuvis? Kokią dainą parašiau? Ai, okei. Ar aš repuoju? Aš dainuoju liaudiškas dainas. Kokį klausimą? Ne, pasimokau. Čia suprasti, aš su ilgais plaukais. Aš baliaus dainas dainuoju. Žvagulis. Aistė, Vilveliai. Ai, aš moteris? Tada... Gerai. Tada... Ar aš šių laikų atlikėjas? Šitą, kur Palangoje dainuoju. Ne, ta. Padėkit aš tai. Su lietumi. Aš žinau tą dainą, bet aš nežinau, kas atlikėjas. Galima pasiduoti. Gerai, tuomet keliaujame prie kitos grupės. Tavo karūna. Ir atsisuk. Galite pradėti klausti. Lietuviškas atlikėjas? Vyras? Iš senesnių atlikėjų? Tarkim, dalyvaujam giminių baliui. Ta daina eis po atlikėjo? Tas žmogus vartoja savo vardo scenai ar kokį nors tai slapyvardį? Savo. Na čia buvo kitaip sutrazuotas klausimas, bet nesvarbu. Vardas prasideda iš balsės. Ar daina eina to atlikėjo dabar? Galiu pasakyti, kad ne.
Gal turite idėjų kokių klausimų? Ką? Čia kokia Natalija Bunkė? Vienai grupėje sekėsi geriau nei kitai, bet nieko tokio, visi vis tiek gausite savo prizus. Tikrai nesitikėjau tokio šaunaus rezultato. Aš tikiu, kad anglų kalbos egzamino užduotį išklausyti jiems seksis gerai. Darosi šiek tiek karšta. Ar tau netrodo, kad kažkur netoliese mezgasi romanai? Nežinau, apie ką tu kalbi, nes man nei šilta, nei šalta. Pasižiūrim. Paprasta, turis daug pinigų, kas man tai nesvarbu. Svarbu, kad jis pamiltų mane ir tada man vis gana ką daryti. Aš turiu, kad mane mylėtum vieną tu. Siūlo tau užrišti ir būsi tu mano vergi. Orička, ryčka, beprotiška, gražus orička, ryčka. Tu atsigienai patrauklus orička, ryčka. Mano kūnas troško, kad pamokai duoti visom la la la. Tu buvai teisi, tikros dramos čia verda. Patikrinkime, ar mūsų dvyliktokai irgi tokie jausmingi ir išgyvenę daug meilės kančių. Į sceną kviečiame Paulauskaitę Ignę, Rimkutę Andrėją, ir žmoną Nedą, Eikutę Austėją, Sinkevičių Dovydą, Budreckaitę Ugnę, Jakaitę Inesą, Kumponaitę Kamilą, Grabauską Igną, Lietukaitę Emą. Sveiki, mėlyje radijos lankytojai. Šiandieną turime nuostabų svečią savo laidoje. Prisistatykite. Sveika publika! Aš Purito, atvykau pas Audžį pravesti žaidimo. Davai Audžį, diktuok taisyklės. Aš diktuoju taisyklės. Taigi šaikelio bus paleidžiamas trumpas dainos fragmentas, iš kurio turėsite atspėti dainos pavadinimą ir kas atliko šitą dainą. Nu jo, šitas žaidimas nėra toks jau easy. Nėra easy. Nėra kito varianto, kaip tik pradėti žaidimą. Didžėjau, leis pirmą fragmentą. Na, kai žinot atsakymą? Teisingas atsakymas. Bet visą tai tik pradžia. Nu jo, jie man dar sako, kaip gabalas vadinas, kur talentas ar skillas. Leis kitą patikrinsim.
Tai ar žinote kažkas atsakymą? Daugiau paleiskit. Dabar jau žinot? Niekas nežinot? Mergaitės nori mylėti Atlantą. Nu va, pasufleravo jums atsakymą. Tai Audži, daug kalbi, bet ką turite omeny? Tu žinai, laukiam kitą gabalą. Bitai lyg būtų iš Atlantos. Kokia daina? Dar daugiau paleiskit. Na, dabar žinot? O gal jūs žinot? Ne, Džordana. Publika. Jo, Audži, judi kaip Kevinas Durantas, tik tai už Atlantos. Važiuojam toliau. Na, tai koks atsakymas? Išdalinau. Visiškai teisingai. Išdalinau savo liūdesį, džiaugsmą ir nerimą. Trečias kartas nemeluoja, o ketvirtas garantuoja. Teisingą atsakymą jis generuoja. Na, tai koks atsakymas? Taip! Ką padarysit, ar laiko turim? Leiskit lengvesnę. Tai ar žinot atsakymą? Taip, teisingas atsakymas. Tai ką, Šaikelė, neblogai pasirodėte, žinot, dar tų lietuviškų dainų, Furyta dar turi kažką pridurti? Nu jo, čia Šaikelė neblogai pasirodė, neblogai susidoroja su užduotimi, gal duodam kažką už tai? Ką manai, Audži? Tai faktas, siliuk, įneškite stupelėlį jiems. Matosi, kad išgyvenę daug nesėkmingų meilės istorijų. Nieko, su pirmo meilė visada tai būna. Gal naujų intrigų pakursys mūsų aistringi vyrukai? Merginos, atkreipkite dėmesį. Kelius pabūrę
Labai malonu Jūs matyti. Taigi, visų pirma, kaip Jums šiandienos šou, kaip jaučiatės? Smagu girdėti. Taigi, Jūsų žaidimas pakankamai paprastas, bet trupučiuką patestuos Jūsų kūrybinius sugebėjimus, kūrybinės žinias. Mes Jums duosime 4 žodžius ir iš tų 4 žodžių Jūs turėsite sukurti 4-eilį. Tai gali būti palinkėjimas Jūsų auklėtiniams ar padėkojimas jaučiai Jūsų vaizduotei. Taigi šie žodžiai yra rožė, ilgesys, 100, paukščiai. Tai va, galite pasimti. Čia dar tušinukas, galite kažką pasirašyti. Na, kol mūsų mokytojai bando kažką sukurti, publika, kaip jaučiatės? Taigi, kas norėtumėt pasidalinti, ką čia sukūrėt? Tai aš tada. Sveiki visi. Bandėm kažką sukurti, gal ne visai rimuosis, bet iš viso širdies. 100 dienų lyg rožės gražių, išskrisit kaip paukščiai po egzaminų. Jūs aplankys liūdesys begalinis, o mus ilgesys. Puiku, nuostabu tiesiog. Už tokį puikų darbą kviečiame įteikti Jums simbolinės dovanėles. Sveiki, mylėjai, palinkėjimas nuo manęs. Išgerkite bent vieną puodelį kavos, kai jau pradėsit rimtai mokytis. Bent vienai dienai atsikratykite žmonių technologijų. Vieną dieną galite nesimokyti. Geriau namus susitvarkykit, indus išplaukit tėvams, gyvūnus prisižiūrėkit. Iš 100 dienų, vieną dieną tikrai nieko nesitiks, kad nesimokyti. Kurį turite padaryti iki egzaminų, tai nemiegoti bent vieną naktį. Ir visiškai nesvarbu, ar jūs mokysitės, ar jūs kažką veiksit. Tiesiog bandysiu ir aš. Kiek valandų? Vienas dalykas, kurį turėsite padaryti, ir parodysiu. 30 kartus ateiti į sporto salę, išeiti, ateiti, išeiti ir vėl. Per laisvas dienas išvykti kokią kelionę, per kitą miestą, gal aplankyti auklėtoją. Vienas palinkėjimas nuo manęs. Labai svarbu gerai išsimiegoti, o tada švariam kepti visus mūsų darbelius. Agis Longa, tu matei, mokytis Raimondas nuotraukė iki istoriką turi sukėlęs. Kosti, wow! Pasakyk,
Sveiki, čia Gaudiešius veža. Kur siuntą palikti? Oi, atneškit čia į sceną, mes tuoj ateisim. O kam čia ta dovana? Gal kažkas parašyta? Žiūrėk, su kaspinuku. Parašyta atidaryti vedėjams. Čia mums? Tikriausiai, pasižiūrim, kas viduj. Šitą tai buvau užmiršęs. Manau, pats laikas atskleisti šių metų Šilalės Simono Gaudiešiaus gimnazijos karalių ir karalienę. Taigi, šių metų karūnos atitenka Viltei Kybartaitei ir Gvidui Šedbarui. Sveikiname laimėjus. O dabar laukiame karališkojo valso. Ačiū mūsų karališkai porai. Taigi dabar sceną atiduodame abiturientams. Kviečiu visus ateiti. Gerai. Tai sveiki visi dar kartą susirinkę, tėveliai, mokytojai, draugai ir visa gimnazijos bendruomenė. Šimtadienis tai ypatinga šventė abiturientai. Nuo šios dienos lieka lygiai 100 dienų abiturientai iki egzaminų. Iki to tikslo, kurio mes siekiame 12 metų. Atrodo, dar visai neseniai mus, dabar jau užaugusius 12-okus, į mokyklą už rankučių vedė tėveliai ir mamos. Dar visai neseniai buvome tokie bailūs, nedrąsūs. Dar visai neseniai kreivai rašėme pirmuosius žodžius. Tiek nedaug laiko prabėgo nuo tada, kai mūsų linksmas vaikiškas juokas skambėjo koridoriuose. Nuo tada, kai krėtėme pirmasias jaudinančias išdaigas. Bet štai prabėgo jau 12 metų, kurie buvo nelengvi. Mes džiaugiamės laimėjimais ir liūdėjom, kai nesisekė. Mes klupame mokslo kely, nekartą klydome, dvejojome. Bet dabar čia susirinkome, surimtėję, daug išmokę, susimąstę ir truputį liūdni. Juk prieš akis liko 100 dienų, 100 dienų. Ir turėsime nuspręsti, kur link pasukti gyvenimus. Paliksime viską, kas gražu, kas nemielo, kas brangu ir artima, ko pasimti negalime. Paliksime vaikystę, klasės draugus ir išgyvenimus. Ir žinosime, kad kelio atgal nebėra, kad mokyklos dienos suskaičiuotos. Abiturientų vardu norime padėkoti visai mokyklos bendruomeniai, mokytojams, kurie skatina mus eiti gyvenimo keliu, nebijoti jame klysti ir skatina mus mokytis iš savo klaidų. Dėkojame, kad visuomet mus šiltai priimate, atsakote į mūsų visus klausimus, kurie kartais gali būti net patys banaliausi. Taip pat mums liko 100 dienų ir mes turėsim pasirinkti, kuo mes norime tapti, kuo būti.
Tad dėkojame, jog padedate mums išsidėlioti savo prioritetus. Taip pat norime padėkoti ir tėveliams, kurie šiandien galbūt susirinko pasidžiaugti savo vaikais, tėveliams, kurie mus lydi kiekvienoje savo gyvenimo dienoje, skatina mus nesustoti, veikti, daryti ir kad džiaugiatės ne tik kartu su mumis, tačiau ir būnate tuomet, kada mums sunku ir tampate mūsų atrama. Tad dėkojame jums labai. Kaip vakar prisimenu, kai mes patys stovėjome šioje scenoje ir ruošėmės kitam šimtadieniui, praėjusio abiturientų šimtadienį. Iš tikrųjų net nespėjome mirktelėt, kaip laikas nušuoliavo ir nusinešė metus. Šiais metais mes jau stovėjome ant šios scenos, suaugę, galvas iškėlė abiturientai, kurie netrukus šią salę ir mokyklą paliks. Šilčiausius žodžius jau tarėme tiek tėveliams, tiek mokytojams, tiek auklėtojams. Ir beliko palinkėti mūsų mylimiems 11-okams. Paplokime! Tariame ačiū Jums už sunkų darbą, už bemieges naktis, už rūpestį ir už drąsą, kurios prireikė susidūrus su netikėtumais. Mes žinome, kad tikrai šitą tokią didelę šventę surengti buvo labai sunku. Taip pat norime padėkoti, kad šią ypatingą dieną Jūs leidote mums pasijusti ypatingais ir kad buvote šalia. Ačiū Jums labai. Taip pat prašome ir norime palinkėti pasidžiaugti šią šventę ir Jums. Nes šimtadienis ateina 2 kartus gyvenime, bet tik vieną kartą tu jį organizuoji. Todėl dar kartą labai norime padėkoti iš tokią puikią šventę ir turime simbolinį dovanėlį. Todėl kviečiame klasės atstovus ir auklėtojas į sceną. Ačiū! Kur kiti 11-okai, mylėjai, ateikit. Ir dar vieną klasę. Kviečiam savo auklėtojus, ateikit ant scenos. Ačiū Jums. Savo vietų, nes jūsų 12-okai laukia paskutinė dovana. Taip. Žinoma. Liaukis, kodėl kalbi nesąmonės? Juk žinai, aš be tavęs gyventi negaliu. Kiek aš tau galiu kartoti? Nebeskambink man daugiau. Ką tu kalbi? Baik, juk aš dėl tavęs viską darau. Girdėjau šitą ir anksčiau. Viskas. Nu ką aš vėl padariau? Prašau, pasakyk. Ne, nieko nepadarei. Tik kažkodėl aš visada turiu laukti. Ir taip visada. Man atsibodo. Nenoriu prie to priprasti. Ašgi tau jau sakiau, turėjau susitikti su tais bičiais. Taip jau būna, bet daugiau nebebus. Pasakei ir pats nepatikėjai. Netiki manimi? Ne, netiki. Nori, kad tau įrodyčiau? Nelabai. Prašau. Vakare. Vakare? Kas vakare? Atvažiuok vakare. Jau dabar vakaras. Gal rytą, poryt? Mes su merginomis
mes šį vakarą einam pašokti. Parke bus vakarėlis. Ir jeigu tavęs ten Nieko nebus, nesakyk, aš būsiu. mūsų šokis bus baigtas. Aš pasakiau, kad būsiu. Pažadi? Būsiu ten. Alio. 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 Matau tave pro užmerktas akis, dega širdis. Aš taip skubu pamatyti tave, tai mūsų naktis. Laiko nebėra, vėja su tamsa, veja mane. Šokis minioje, vienišam sapne, jo neilgam. Ir aš bėgu vėl, privalau suspėt, kol neištikrai minioje. Šiandien šokį vėl, privalau suspėt, atsibusiu mano sapne. Naktyje, naktyje, naktyje. Aš taip skubonis ir laiko nėra, bėdos rūkė. Visi jūs spėsiu prie pusių šalia, aš jau kelyje. Bėdos lieka praeitį, lieka mano širdį. Akis ačiūs, juokėsi balsų, klausė kur